Dabar sužinosite, kodėl nuotraukoje atrodome taip blogai. Neseniai nufotografavau savo draugę ir štai kas gavosi. Pasakiau jai, o žmogau, pažiūrėk, kokia tu šauni. Kur mano telefonas? Ji čia. Pažiūrėk, kokia puikia nuotrauka išėjo. Jis sako, kad ne. Žmogau, aš esu keistuolė palyginti su tavim. Ne, tai puikia nuotrauka. Pirmą kartą padariau tokią gerą nuotrauką, tu ją ištryniai. Ne, ji šudina. Ir aš pagalvojau, kas čia po velnių? Tai ne pirmas kartas mano gyvenime. Štai kas taip stebina. Keista tai, kad taip reaguoja kiekvienas planetos žmogus, visi be išimties, na išskyrus šį vaikiną, nes kad ir kaip jūs suktum nuotraukas, jis vis tiek toks pat. Šiaip ar taip esu tikras, kad su šia problema susidūrėte nerečiau nei aš, ir todėl atėjo laikas mums su ją susidoroti. Beveik visi mūsų atvaizdai, kurias dažniausiai matome, yra atspindys veidrodyje, tačiau veidrodinis apverstas horizontaliai, taigi bet kokį tekstą veidrodyje matome atvirkščiai. Ir kai kas nors parodo jums jūsų nuotraukas, taiga išvysite visai kitokį veidą, nesate įpratę matyti veidrodyje. Veidas nuotraukai atrodo nebe toks gražus ir patrauklus, ir net apgailėtinas. Visa tai dėl to, kad mūsų veidai iš tikrųjų yra labai asimetriški. Žmonės net skirsto veidą į vyrišką ir į moterišką pusę. Žiūrėkite, jei taip yra, aš šiuo atveju tikrai esu mergaitė. Bet kas būtų, jei mano veidas būtų visiškai simetriškas? Būčiau visiškai kitoks žmogus. Šia tema yra net garsių Holivudo žvaigždžių demotivatorių. Apskritai vien dėl šios asimetrijos tavo smegenis patiria šoką nuo to, ką pamatai nuotraukoje. Nes esi įpratę save matyti tokį, o nuotraukose atvirkščiai. Maža to pastebėjau čia nerimą kelinti normalumą. Telefonų priekinė kamera apverčia nuotrauką horizontaliai po to, kai padarai iš pažiūrios kietą asmenukę. Pamatote tai ekrane, nufotografuojate ir štai ką gaunate. Galbūt jums tai ir gerai, bet aš save matau būtent taip ir ne mažiau nei daugiau. Priekinės kameros atlenkimą kūrėjai specialiai suprojektavo taip, kad tekstą pavyzdžiui ant marškinėlių ar kepurės ar ant nugaros, kad jis nebūtų skaitomas atvirkščiai, būtų skaitomas teisingai. Todėl dauguma asmeniukų daromas pagrindinė kamera prieš veidrodį. Tokiu atveju nereikia daryti krūvos nuotraukų, nes gaunate, ko norėjote. Tai velniškai genialu. Tai genialu. O aš galvojau, kodėl po Vilnių visi fotografuojasi prieš veidrodį. Pasirodo, tai šaunu, viskas gerai pavyksta. Tai greičiausias būdas gauti gerą asmenukę. Pasirodo, veidrodis nėra vienintelė priežastis, dėl kurios mums nepatinka mūsų nuotraukos. Yra dar viena. Ji vadinama sustingusio veido efektu. Iš esmės tai, kai nuotrauka padaroma be įspėjimo. Pavyzdžiui, kaip čia ir čia be įspėjimo nusifotkinau. Būdinga tai, kad vaizdo įrašuose žmonės save labiau mėgsta nei nuotraukose. Na taip yra todėl, kad vaizdo įraše nėra sustabdyto veido efekto. Iš esmės, jei jau žiūrite į 100-ąją nuotrauką ir ji jums nepatinka, tai nereiškia, kad esi panašus į mano draugą. Ne. Tiesiog jūsų smegenys nėra pripratusios matyti save kitų žmonių akimis. Taigi paklauskite draugų, kaip atrodote toje nuotraukoje ir pasitikėkite jais, nes jie tikrai žino, kaip iš tikrųjų atrodote. Prenumeruokite YouTube kanalą, taip pat spauskite laikus, apsilankykite mūsų Instagrame, ten yra daugybė puikių dalykų. Šį vakarą bus apie ką pasikalbėti su draugais. Šiaip ar taip pompuok savo liguistą smegenis. Antonai, nufokink mane.